Sveiki, šiandieną mano studijoje turime ypatingą svečią, Ramūną. Ir pabandysime paimti interviu. Su Ramūnu iš Lazdijų bandysime pasikalbėti įvairiomis temomis. Jis atvyko iš Lazdijų. Tačiau dėl geresnės garso kokybės pasijungsime Skype'o skambutį, kurį galėsite stebėti vos už keletų sekundžių. Sveikas, Ramūnai, kaip sekasi? Nu, tai čia jums tikrai neaktualu žinot. Aha, kaip matau, jūs nelabai nusteikęs bendrauti, bet kaip ir pastebėjau, jūs Lietuvoje esate gan populiarus ir gan didelė žvaigždė. Ačiū, kad atvažiavote į mano studiją. Ne, supranti, čia ne apie tą žvaigždę, nei kažką. Karoči, paėmiau, atvažiavau ir so. Jeigu klausiant atvirai, ar dažnai lankaisi YouTube'e, ar dažnai užeini į mano kanalą? Nu jo. Na, kaip ir minėjau, jūs esate labai populiarus Lietuvoje. Todėl jūs padėsite šiam video surinkti daug peržiūrų ir atsiras daug naujų jūsų fanų bei fanių. Galiu gauti vėlę kurią. Jūs čia apie merginas fanes kalbate, taip? Nu jo. O tai ar šiuo metu turite merginą? Turėjau. Kaip sudaužiau, karočią paliko mane. Tai vakarais jums tenka į kumštuką varyti, pasitenkinti kumščio gale, taip? Nu jo. Tenkinantis kumščio gale, ar jūs esate pagavę tėvai, sesės, broliai, giminė? Ir jeigu esate, tai kiek kartų, jeigu ne paslaptis? Kiek mane pagavę? Kokie, ką žinau, 14-15 kartų. O kaip reaguoja jūsų artimieji, kaip jūs pamato tai darant vakare? Ar jums kažką daro? Kas vyksta, ką jums sako? Ta porą randų turiu ir so. Jums jau yra gan nemažai metų. Jūs esate suaugęs jaunuolis ir vyksta tokios pasekmės nuo masturbacijos. Jūsų tėvai jūs skriaudžia. Tai kas būdavo, kai jums būdavo 10, 12, 11 metų? Mane pirmą kartą sustabdė, kai man buvo 13 metų. Mane bandė skriaus, bet tai ten poch. O tai kaip jūs skriausdavo? Ar tiesiog plakdavo per šiknytę su diržu, ar pririšdavo prie sienos? Kaip visą tai vykdavo? Čia šiaip ne tau klaus. Ponai ir ponios, mūsų pašnekovas yra piktas arba inkalęs čirkelę, nes kvapas sklinda net iš kito kambario, kaip jis sėdi prie kito kompo ir tiesiog kalbame per Skype'ą. Ai, gerai, tik nespank. Jūs esate pravardžiuojamas, klyčkinamas kelių gaideliu Lietuvoje. Kaip reaguojate į tai? Ir ką? Tai aš ir klausiu, kaip jūs reaguojate į tai? Ar jums patinka tokia jūsų klyčkė? Tai ten poch. Gerbiamas Ramūnai, jūs labai daug keikėtės mano studijoje. Nepamirškite, kad už šitų žydrųjų ekranų gali sėdėti daug nepilnamečių. Oi, sorry. Čia žargonus mano. Žodžiu, pirmas kartas paimti interviu iš jūsų nelabai pavyko, nes jūs esate pisęs čirkelę, jeigu atvirai, taip kad pasikviesime galbūt jūs kitą kartą. Tai ačiū uždėmesį, čia buvo laida Karočią pokalbiai, Q&A su Ramūnu kelių gaideliu ir susitiksime kitą kartą. Tai jau nekalbėsis? Neįdomu. Gerbiamasi kelių gaidelį Ramūnai, pakalbinsime jūs kitą kartą, galbūt vėl pavyks jums atvažiuoti į mano studiją. O dabar viso, dedu ragą. Karočią, ačiū, kad buvote su manimi. Žiūrėjote šią pokalbių laidą ir jeigu norite išvysti daugiau pokalbių laidų su įvairiausiais Lietuvos žmonėmis, spauskite like ir prenumeruokite mano kanalą. Ačiū ir iki pasimatymo.